Labas rytas iššūkiečiai, su jumis sveikinasi Tomas Kesminas. Šiandieną aš jums šį rytą paruošiu savo variantą pusryčių, papasakosiu, ką darau, kaip darau, tad malonaus žiūrėjimo ir jeigu bus kokių klausimų, būtinai pasidalinkit komentare ir lauksiu labai ir jūsų nuotraukų, jūsų rašytinių pasidalinimų, ką jūs pusryčiam pasigamino šiandieną, kokį kokteilį, kaip miksavot, ką su kuo derinot ir skanaus visiems. Na, pereinam prie pusryčių. Tai štai va šitas visas komplektukas, ką šiandieną aš jums papasakosiu, parodysiu. Tai yra alijošius mango skonio, žolelių gėrimas persikinis, bananinis Formulė 1 kokteilis, PDM, protein drink mixas baltymai ir avižų obuolių skaidulos. Tai visi šitie dalykai pas mane greit atsidurs pilve. Dar aš labai mėgstu į kokteilio gamybą įtraukti ir šaldytas uogas. Ir mano favoritės yra šaldytos avietės. Labai praturtina skonį. Šiaip mėgstu aš kokteilius šaltesnius. Ir dar ta pati tokia kramtymo vieta labai smagi, nes kokteilis paprastai būna toks kremavas, skistokas, geriamas dalykas. Ir kai yra dantukams kažką dar pakramtyti, va tos aviečių sėklos labai puikiai dera. Na, periname prie pačių pusryčių gamybos. Tai kad video nesigautų labai ilgas, tiesiog trumpinu laiką ir papasakoju, kad pirmas patiekalas, ką mes atsikėlę ryte darom, tai geriam stiklinę vandens su Herbalife alijošiaus koncentratu. Tai koncentratas yra klasikinio skonio, yra mangų skonio. Aš asmeniškai labai mėgstu klasikinį skonį, mano žmona mangų skonį, taigi įsipilat stiklinę vandens, tada kaušelis alijošiaus koncentrato. Žinau, kad žmonės pila ir 2, ir 3, kam kaip skanu, pasieksperimentuokit, pabandykit. Tai išgeriat stiklinę vandens, tai yra virškinimo fermentai, tai yra ir dušas žarnynų iš vidaus. Ir kada jūs ryte atsikėlėte, tai nakties metu jūs netekot apie 500-700 ml vandens drėgmės. Tai labai puikiai padeda atstatyti mūsų organizmui, kūnui hidrataciją, papildyti vandenį. Tai išgėrėm šitą gėrimuką, sekantis elementas yra žolelių gėrimas. Žolelių gėrimas yra vėlgi 2 skonių mūsų rinkoje, tai yra persikinis arba klasikinio skonio. Aš mėgstu persikinį, tai čia yra labai puikus energijos šaltinis, metabolizmo skatintojas. Vienoj porcijoje tik 6 kalorijos ir 85 mg augalinio kofeino. Šitas kofeinas labai mus puikiai energizuoja, jisai nevaro skysčių, diuretikas, taigi pakeiskite kavą į šitą žolelių gėrimą, jame yra daug antioksidantų, įvairiausių žalių arbatų, ekstraktų, sudėtį paskaitysit, bet pagrindė mes įvertinam kaip energijos tokį elementą. Ryte dažnai būnam tokie apsnūdę, padarom vieni kiti, ne visi žinau tikrai, kad mankštą daro, bet labai puikiai energizuoja, pakelia mus, žygdarbėms paruošia. Ir tik 6 kalorijos. Taip, įsivaizduojam, kad mes jau žolelių gėrimą išgėrėm. Antras elementas. Tiesa, niuansas dėl žolelių gėrimo gamybos. Tai žolelių gėrimui mes, turėdami universalų Herbalife matavimo šaukštą, reiškia naudojam iš mažojo galo mažiausią šitą normelę, nes šitas šaukštas universalus ir jisai, kiekvienas jo antgalis yra skirtas kitiems Herbalife produktams. Vietė prilygo. Tai žolelių gėrimui dozuoti šitą galą jau. Ir į stiklinę įsipilam šiek tiek šalto vandens. Tai čia yra tokia rekomendacija paruošimo. Ir tą žolelių gėrimą pakabinam, įdedam į tą šaltą vandenuką, šiek tiek ant dugno, išmaišom ir tik tada verdančiu ar karštu vandeniu užpilam. Nes jeigu iš karto į karštą verdantį vandenį mes dedam žolelių gėrimą, sako specialistai, kad šiek tiek maistinės savybės krenta, prastėja. Taip kad stenkitės pasidaryti teisingai. Na ir dabar pereikim prie pačio pagrindinio mūsų trečio pusryčių elemento, tai maistinio kokteilio Herbalife Formulė 1 gamybos. Tai šiandieną aš jį darysiu bananinį, prisileidžiam vandenuko
Aš leidžiu paprastai 300 ml, nes kadangi gaminsiu ne ant pieno, nes ką man to pieno gaminti, ten ir laktozė bereikalinga, ir riebalai bereikalingi, nes baltymų mes puikiai gauname iš protein drink mixo, PDM vadinamo, galima baltymus dėti ir formulė 3, dvikompozicinis baltymas, bet aš renkuosi baltymus PDM, protein drink mixo, nes ir porcijai daugiau baltymų, 15 gramų, ir šitie baltymai yra sojos izoliato pagrindu, tik 100 kalorijų, 15 gramų baltymų, tai aš tiesiog stengiuosi baltymus dienos metu rinkti iš augalinių šaltinių, augalinės kilmės. Na, dabar ant etiketės yra parašyta, jeigu turit matavimo firminį šaukštą, su firminiu kaupkit, tai 2 šaukšteliai. 2 šaukšteliai. Kokteiliui mes įmam patį didžiausią va šitą normelę, šito universalaus šaukšto. Antras. Tiesa, prieš darydami kokteilį pasistengkite tuos visus maistinius miltelius suplakti. Šito nepadariau, bet čia pas mus nuolat valgomas produktas, tai jis ten nesusistovi. Žodžiu, dabar turim vandenuką 300 ml, turim 2 šaukštus, didžiosius šaukštus Formulė 1 maistinio kokteilio ir atėjo metas papildyti baltymais. Taigi firminiai tie patys didieji 2 šaukštai protein drink mixo, to baltyminio gėrimo, mum kokteilį praturtins 15 gramų baltymų. Ir sumoj mes jau turėsim 15 plus 10, 25 gramai. Iškia, mūsų kokteilis bus 25 gramų baltyminės vertės. Na, aš labai dažnai mėgstu, rekomenduoju irgi papildyti, praturtinti šitą ruošiamą kokteilį avižų obuolių skaidulom. Labai puikus yra gėrimukas ir paskanina, ir pasalina. Tiesa, jisai matuojamas iš mažojo galo, tas didesnis šiekštumas, ne? Tai šitas yra skirtas tam avižų obuolių skaidulom. Viena porcija yra 5 gramai skaidulų. O 5 gramai skaidulų, kad tokį kiekį skaidulų gauti, mums reikėtų suvalgyti 500-700 gramų daržovių. O čia tik tai šaukštelis ir turime. Ir šitos skaidulos, jos tikrai labai ypatingos, kad yra irgi 2 komponentės. Yra tirpiosios ir netirpiosios. Tai avižos valo žarnyną, o tos tirpiosios obuolių skaidulos, jos yra pas mus kaip maistas mūsų gerosioms žarnyno bakterijoms. Prebiotikas jisai toks, ne? Na ką, ingredientai visi sudėti, paruošti ir kaip pradžioj sakiau, aš dar visą laiką, ne visą laiką, bet dažniausiai stengiuosi ir šaldytų uogų įsidėti. Man patinka, kai aš geriu ir šiek tiek yra ką pakramtyti. Tai va, šaldytų aviečių, o šaldytos avietės ir skaidulų šiek tiek turi. Taigi, man vėsesnis kokteiliukas valgosi, geriasi skaniau. Ir labai puiku, jeigu turit tokius galingus atominius Nutribuleto tipo mikserius, labai fainai sumiksuoja. Dabar aš biškį patriukšmausiu 30 sekundžių. Nereik nei 30. Na ir ką, kadangi aš lėkiu į darbą, tai kokteilį aš susipilsiu į Smart plaktuvę. Automobilyje pakeliui išgersiu ir šiaip labai patogu su savim turėti. Ten jame yra, jeigu kas neturit, įsigykit, žiauriai patogus dalykas, yra tokia plieninė maistinio plieno spiruoklė, jį labai gerai supurto, šitas mikseris labai gerai suplakė, o čia tas Smart purtyklė, kaip čia pasakyti, labai atšviežina. Žiūrėkit, perpilam. Beveik tilpo visas. Viskas. Ragausiu. Amerika. Volia. Žiauriai skanu. Tai va, persipiliau aš į šitą kokteilinę purtyklę, Smart tą plaktuvą. Viskas. Prieš išgeriant, kad jis man būtų šviežias, aš va jį taip supurtau. Atsidarom.
Labai patogus dalykas. Na ką, sėkmės visiems, laikantis dienos rutinos ir gyvenant pagal fit planą. Lauksiu jūsų komentare irgi jūsų pusryčių variantų. Kokį kokteilį darėt, kaip pasigaminot. Linkiu visiems sėkmės, siekiant savo rezultatų. Ir ką, susimatysim iššūkio uždarime ir tikiuosi, galbūt kai kurie iš jūsų laimėsite ir prizą. Sėkmės visiems.